nesinaudoja. Mes visą laiką naudojamės vairuotojo paslaugom, kad jis mus nuvežtų, kirpėjo, kad nukirptų. Ir mes nelaikom tai blogų dalykų. Naudotis vienas kitų bendram gyvenimui, seksu ar kitiems tikslams, kaip Svinis Todas. Tai nėra nuodėmė, tai yra vienas iš žmonių santykių variantų. Labai erzina tada, jeigu vienas iš jų pamilsta, tada kitas jaučiasi nešvarios sąžinės, nes jis tik naudojasi ir kitas pamilo. Bet jeigu jie pasinaudoja vienas kitų pagarbiai atsisveikina, tai labai gerai. Svinis Todas eina į kerštą, jam tai yra labai svarbu, jį veda teisingumo jausmas. O jai norisi ištrūkti iš to skurdo, kuriame jinai gyvena. Ir tai, ką jie pajunta vienas kitam, didelė dalim susiję su nauda, kurį jie gauna vienas iš kito. Bent jau jie abu neturi skrupulų, eidami į savo tikslą. Šita moteriškė yra jam priedanga, dėl to jis ir negali jai rodyti jokių jausmų, kadangi jis jų neturi jai. Čia galima išvelgti kažkiek meilės, bet meilės tik antra eilė. O pirma eilė, kiekvienas iš jų yra egoistai, kiekvienas turi savo tikslą. Svinis Todas nebūtų tokie populiarūs, jeigu jie neparodytų mums amžinų temų.